Kolegos, nepatikėsit, ką radau. Nespuoga. Nors šitų taip pat dabar daug turiu, nežinau, prasidėjo turbūt antra paauglystė. Šitakį grybą. Na, 83,5% garantuotas, kad čia yra šitakį grybas. Jeigu daugiau video neišeis, tai žinokit, kad čia visgi buvo ne šitakį grybas. Aš manau, kad čia šitakį grybas. Taip, kad įėmam jį. Katiliuzai, kelkis, žiūrėk, katiliuzai. Kas čia? Šitakį grybas, katiliuzai. Šitakį čia grybas, katiliuzai. Ar šitakį valgys šitakį grybą, katiliuzai? Myglė, ateik paragausi jautienos su grybais. Aš tai dabar, žinok, nenoriu, kažkaip sotus esu, tai paskui paragausiu. Žinok, visai neblogai gausi, man atrodo. Girdi, žiūrėk, norėjau paklausti, kaip jautiesi? Šiaip domiuosi, klausiu, žinai, sakau, gal skauda kokį skrandį, ne? Neskauda nieko? Nieko, gerai, tai taip, nekreip dėmesio šiaip. Tai reiškia, nei bloga, nei skrandžių neskauda, jokių nusiskundimų neturi, ten neviduriuoji nieko, ne? Tiesiog, kartu gyvenam, tai, klausiu, tai vis tiek įdomu man, taigi, O liko ten tuo, girdi dar grybo, netruputį. Tai gerai, tada paragausiu šiandien. Pirmas šitakį grybas, kurį ragauju gyvenime ir dar plius jisai yra užaugintas savo. Tai savo užaugintas ir pirmą kartą ragaujam, pažiūrim, kas čia per tas šitakį grybas. Aš tikiuosi, kad čia šitakį grybas. Jūs parašykit komentaruose, ar čia tikrai buvo šitakį grybas. Jeigu ne šitakį, tai jau nebesvarbu. Nieko. Skonis kaip gryba. Skonis kaip grybų su česnakais, kadangi su česnakais grybas. Geras, Apžiūrėjęs geriau, pamačiau, kad tų grybų čia yra ir daugiau. Pažiūrėkit, čia dar yra šitakį grybas. Ten dar yra šitakį grybas. O, tai pažiūrėkit, pirmas derlius, kolegos. Jau šitakį grybo bent jau kažkiek pradėjo atsirast. Man atrodo, kad šitakį grybas. Dabar jau esu 8-9% tikras, kad čia yra šitakį grybas. Tai šiek tiek procentas paaugo, bet man atrodo, čia šitakį grybas. Tikrai panašus į šitakį grybą. Taip, kad jų jau atsiranda. Gera naujiena, tvenkinys sparčiai pildosi. Jau tiek seniai vandens bebuvo, kad tvenkinį būtų, o dar ypatingai tokiu laiku, tai po žiemos taip, tai vandens tiek būna, bet dabar dar net žiemos nebuvo, o vandens lygis jau pakilęs praktiškai į savo maksimalų aukštį. Vanduo nuskaidrėjo, jis visą laiką būdavo toksai drumzlinas tas vanduo, niekad nieko čia nesimatydavo. O pirmą kartą vanduo toks pasidarė skaidrus, nežinau, su kuo tai susiję. Vos nepamiršau, dar šitoje serijoje reikia paukščių tinklus, taigi savo nusverdyti savo žymiuosius paukščių tinklus. Tik dėl šitų paukščių tinklų paukščiai nenulės uogo. Tikrai dėl tų tinklų, aš manau, žinau, kad viską padarė būtent šitie tinklai. Negali būti, kad čia buvo kažkokios kitos priežastys, dėl to, kad derlius vėlavo ar dar kažką. Viską padarė būtent šitie profesionaliai užtempti paukščių tinklai. Tai jūs pažiūrėkit, koks profesionalumas. Čia jau atsikabino truputėlį, bet nieko tokio. Kaip gražiai guli, susisukia į gražų mazgą. Kaip gražiai čia susisukia į mazgą. Ten pažiūrėkit, į kokį gražų susisuko. Akivaizdu, paukščiai atskrido, jie pamatė šituos profesionaliai uždėtus paukščių tinklus, sako, ne. Čia mes tikrai nieko nelesim ir už tai praeitais metais paukščiai nei vienos uogos nesulės. Nameliai, kur pažiūrėsim nameliai. Kažkur labai saugiai pasidėjau namelio raktą. Namelių daug, tai aš daug raktų turiu turėti ir kažkur visus raktus labai saugiai padėjau. Pažiūrėsim, ar aš gudresnis už pelėną ar ne, ar sugebėsiu įlysti vidų. 6.5 hours later. Nieko mes čia kolegus nežiūrėsim, vienu žodžiu reikia važiuoti namo ir atsivežti raktą. Tai neapsimoka čia, žinokit, net neverta žiūrėti, ar aš čia gudresnis už tą pelėną ar ne. Aš net su raktu įeiti negaliu. Oba! Matėt? Pirmą kartą gyvenime viduj yra masal. Oho! O čia tai naujiena. Varom pažiūrėti sekantį. O, ir čia. Varau dar visus pratikrinsiu. Jau kiek kartų pasimokyta, niekada nereikia džiaugtis per anksti. Kam reikėjo dabar paimti ir pasidžiaugti, kad nebesuėsti tie skaniukai. Aišku, aš nesakau, kad jeigu būčiau nepasidžiaugęs, kad būtų buvę kitaip, bet kas dabar įrodys, kad taip nebūtų buvę, jeigu, pavyzdžiui, aš būčiau nepasidžiaugęs. Apijau visą lauką, tik šituose dviejose nameliuose, va šitam ir šitam yra likę skaniukai. Daugiau visur 100% viskas suėsta. Kažkokia tai nelabai einama vieta yra. Pačiam pradžioj čia yra ūkio. Pernešam ten, kur jų reikia. Na, o visur kitur nameliai buvo tušti. Yra daug šviežiai iškastų urvelių, tai reiškia, kad pelėnų tikrai dar yra daug, nes urvelis ką tik iškastas ir tokių urvelių yra ganėtinai nemažai. Džiugi naujiena, kad pelėnus kažkas medžioja. Akivaizdžiai matom, jog yra medžiotojas, kuris pakasa, žiūrėkit, čia urvelis pakrapštytas, čia urvelis pakrapštytas. Jeigu čia perėsim į šoną, taip pat matom, kad urvelis yra pakrapštytas, reiškia, yra kažkas, kas juos medžioja ir man padeda. Tai labai džiugu, labai tikiuosi, kad tas, kuris man padeda, nesuvalgys skaniukų. Taip, skaniukai nameliuose, kaip ir apsaugoti, bet gyvūnai yra išradingi.
madingi. Aš manau, čia ne katinai, nes katinai juk žemės neknis, gal lapė kažkokia ateina ar dar kas. Sveiki kolegos, praeitoj serijai sakiau, kad daugiau skaniukų pelėm nebedėsiu, nes ir taip jau labai daug pinigų išleidau, ta suma jau tampa per daug didelė. Ta kova su tais pelėmis atrodo kaip kova su vėjo malūnais, kad ir kiek tu dedi, tiek jie viską suėda. Aktyvim vis laikas sapnuoja aš tuos pelėnus, kaip jie griaužia mano tą šilaugės, tai važiuojam, dar kartą pažiūrėsim, kaip situacija su nameliais ir gal dar jau dabar tikrai vieną paskutinį kartą išdėliosim skaniukų. Dar ką kolegus pastebėjau, kad žmogus labai greitai prie visko įpranta. Pačioj pradžioj, kai įdėjau tuos skaniukus pelėnom, buvo tikrai sunku. Kilo daug visokių minčių, kad ką aš čia darau, kam aš tuos skaniukus dedu, čia gamta ir panašiai. Bet laikui bėgant, tu tą vis darai ir tai tapo tiesiog dabar jau rutina. Dabar aš ryte tiesiog atsikeliu taip, pasiražai, sakau, tai ką, pavalgysiu pusryčius ir varau pelėnom skaniukų dėlioti. Ir žmonės pripranta prie daug baisesnių dalykų. Niekada nereikia taip teisti, smerkti, kol tu toj situacijai neatsidūrė. Aš irgi anksčiau būdavau visą laiką žiūriu per žinias ir ten rodo, visą laiką ūkininkai kovoja ten su, kas čia žiūrėk, kažkam trūko makroflekso butelis ir numetė. Būdavo žiūriu aš per tą žinias reportažus ir visą laiką rodo, ūkininkai kovoja ten prieš paukščius, ūkininkai kovoja prieš dar kažką, ūkininkai dar prieš ką, visai galvodavau, kas per bjaurų žmonės tie ūkininkai, taigi čia gamta, jeigu tu jau esi ūkininkas ir eini gamtą, tai susitaikyk, kad čia yra gamta ir kol man neprireikia irgi to daryti, tai man taip visą laiką atrodė, kad čia, kažkokie tai baisus labai žmonės, galbūt, ar ne, bet tame taip išeina, kad dabar ir aš tapau tuo tokiu baisiu žmogumi, tu neatsidūrei toj pusėj, niekada negalima smerkti ir teist žmonių, nes tu nežinai, kaip jeigu tau reikės daryti, kokį tu sprendimą priimsi. Arba šilaugis dingsta, arba pelėnai dingsta. Viskas, vienas iš dviejų. Ir tu turi tiesiog rinktis ir nieko tu čia žmogus nepadarysi, nieko tu čia nepakeisi. Tai arba taip, viskas. Žiūrėk, tu čia kartais ne naujos šakelės auga. Toks jausmas, kad čia kaip pavasarį. Gal kažkas smegenys susikniso ir pradėjo naujos šakelės augti. Ir čia, žiūrėkit, atrodo, kad sproksta viskas. Tai gal žiemą praskipinom ir pavasaris atėjo? Atvariau dar į laukus po kelių dienų. Namelį vėl visi tušti, bet jau viskas daugiau tikrai, kaip ir sakiau, ką tik jum. Man tai pradėjo kelios dienos. Daugiau nebedėsiu viskas jau. Kaip jau yra, žinau, kad taip yra, nameliai visi tušti. Čia nesąmonė išeina, kad ir kiek aš bedėsiu, tie nameliai vis tiek visada bus tušti. Tai akivaizdu, kad čia nėra būdas, tai, nežinau, reikės dar pagalvoti, pasižiūrėsim, palauksim dabar pavasario, pažiūrėsim, kaip čia bus situacija su tais kromeliais. Kažkiek gal vis tiek ta populiacija apmažėjo, bet akivaizdu, kad vėl dabar apėjau, naujų urvelių atsiranda pilna, matosi, nes iškastos naujus duobės ką tik, nes matosi šviežiai iškastos duobelės, dar tokia minkšta puri žemė, tai reiškia, urvelių kiekis tiesiog didėja. Galbūt išleidau tiesiog ganėtinai nemažą pinigų sumą veltui, galbūt kažkiek populiacija pamažėjo ir kažką padės. O dabar, kolegos, bus jūsų mylimiausia vaizdo įrašų dalis, tai yra ta dalis, kur aš tiesiog juodai dirbsiu, o jūs ramiai ant sofos sėdėsit, valgysit čipsus, gersit alų ir žiūrėsit, kaip aš dirbu. Juk visada yra smagu žiūrėti, kai kitas dirba. Varom ir padirbėsim. Tiksliau sakant, aš varau padirbėsiu, o jum gero žiūrėjimo. Padėčiau, bet dabar užsiėmęs, snaudžiu. Viskas buvo daug lengviau negu tikėjausi ir užtrukau daug trumpiau ir iš viso čia buvo ne taip ir sunku, galvoju, kad čia aš pusę dienos užtruksiu, 15 minučių ir viskas baigta. Kažkaip pasirodė, kad daugiau čia visko turi būti. Oi, blin. No! No! Puiku. O ponas Katiliūzas sau sėdė ant sofos, tai Katiliūzai ateik padėsi, ką nors padirbt. Čia, dabar bus laikinai gerai, tai tiesiog viskas užsikasi, bet čia visur buvo gyvatvorė, tai dar reikės pavasarį, dabar jau šiais metais tingisi, reikės pasamdyti, kad išfrezuotų, nes čia visur eina kelmai gyvatvorės ir pažiūrėkit, kokiu storiu buvo gyvatvorė. O,
Ir čia viską reikės išfrezuoti, nu ir tada aišku jau galutinai išlygint ir palei tvorą prasilyginu, iki pavasario bus gerai. Senų vartų kolonas dar reikėtų nugriauti, bet irgi jau čia bus pavasarį. Jūs žinot, kolegus, mano pagrindinį šūkį moto, kad tai, ką gali padaryti kitais metais, tai reiškia gali iš viso nedaryti, nes tu per metus tiesiog prie to priprasi ir tau atrodys čia kaip norma. Ir nereikės visai daryti darbų. Patikėkit, žinau, kad gerai einat. Jeigu galvoji, kad gali kitais metais daryti, nedarai, o po to galvoju, ai, visai normaliai.